Labą dieną. Tai pradėsiu mūsų toksiškumo mokyklos sekantį pranešimą, sekančią paskaitą. Labai ačiū, kad taip gausiai susirinkot. Žinom, kad ir nuotoliu iš tikrųjų labai daug pacientų prisiregistravo. Tai šiandien pakalbėsim iš tikrųjų apie mūsų didžiausią mūsų kūno organą, apie odą. Ir kas iš tikrųjų labai svarbu, tiek gaunant chemoterapiją, tiek negaunant chemoterapijos, rūpinti savo odą. Tai turim puikią daktarę, dermatovenerologę Agnę, ir jinai šiandien mums paskaitys pranešimą apie rūpestį savo kūno odą, bei turėsim pusvalandį laiko klausimams ir atsakymams. Tai pakvieskim daktarę Agnę. Ir dar klausimus pasitaupykit po paskaitos ir kaip matot, apsilankė pas mus Kalėdų senelis, tai neišeikit be dovanų. Taip, tai laba diena visiems, ar mane gerai girdit? Girdit, ar ne? Tai kaip jau ir pristatė, esu odos daktarė Agnė Sauzdravė ir truputėlį norėčiau pakalbėti apie odos priežiūrą ir apskritai odos problemas, sergant onkologiniam ligomis gaunant gydymą, bet tos rekomendacijos apskritai nemaža dalis jų yra bendrinės, kurias galima pritaikyti ir kiekvieną dieną, ypatingai kai kalbam apie odos sausumą. Tai pradžiai turbūt aš viską papasakosiu, o paskui, jeigu kils klausimų, galėsim padiskutuoti. Labai džiaugiuosi, kad kartu yra ir gydytojų onkologių, nes gydymas dažnai yra tikrai specifinis ir mes kaip dermatologai kartais irgi turim pacientus su kažkokiais specifiniais bėrimais, tai kartais tenka ir pastudijuoti, nes tarkim vaistai nauji ir patys skaitomės ir žiūrime ir tariame su gydytojais onkologais, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad dažnai gydome komandomis, ar ne vienas asmuo, multidisciplininė komanda. Tai ką aptarsime trumpai, kodėl oda reaguoja į gydymą, kokie yra bendri pokyčiai ar ne gydymo metu, kokie būna vaistų sukelti bėrimai, jų kadangi be galo daug. Tai aptarsim tokius turbūt dažniausius, kada reikėtų kreiptis skubiai, trumpai apie nagų plaukų priežiūrą, gleivinių sveikatą ir saulės apsaugą. Tai kodėlgi mūsų oda reaguoja į gydymą? Skirtingi onkologinio gydymo būdai veikia skirtingais mechanizmais, ar ne? Tai žinom, kad anksčiau buvo kalbėta tik tai apie chemoterapiją, dabar yra taikinių terapija, radioterapija, imunoterapija, hormonų terapija, pavyzdžiui, prie krūties vėžio ir panašiai. Ir dėl to vieno kažkokio specifinio bėrimo, vieno odos pažeidimo nėra, ar ne? Oda reaguoja skirtingai. Ką reikėtų minėti, pavyzdžiui, kad taikinių terapija, kuri iš tikrųjų dabar efektyvi ir labai dažnai taikoma ir labai sėkmingai gydo pacientus dėl onkologinių ligų, dažnai veikia ne tik vėžinės ląsteles, tačiau ir ląsteles, kurios dažnai dalinasi, turi tuos pačius taikinius. Dėl tos priežasties dažnai yra pažeidžiama oda, plaukai, nagai ir panašiai. Ką reikėtų paminėti, radioterapija taip pat, ar ne, pažeidžiama švitinamos sritis, audiniai ir netgi būna tas specifinis radioterapinis dermatitas ir visada paminėm, kad ar ne galima tą gydyti, reikia tą gydyti. Poveikis gyvenimo kokybei. Ką svarbu paminėti, visur kalbam apie tą dermatologinį gyvenimo kokybės indeksą. Pacientai dažnai gėdijasi išsakyti nusiskundimus dėl savo bėrimų, todėl kad kai serga onkologinė liga, jie lyg ir sumenkina ar ne odos simptomus, nes liga gydoma, tai nenori skųstis. Dažnai netgi susiduriam, Santaros klinikose, jeigu atveža pacientus, kurie turi odos bėrimus ir gauna gydymą su onkologinės ligos gydymą, prašo, kad ten nieko nerašykit, kad tik man nenutrauktų vaistų, man jie gyvybiškai svarbus. Tai tikrai niekas nenori nutraukti gydymo, bet dažnai ieškom tų sprendimų, kaip gydyti abi problemas vienu metu. Tai kasgi nutinka dažniausiai odai gydymo metu? Pirmas turbūt ir pats svarbiausias dalykas, ką norėsiu, kad daugiausiai šiandien išgirstumėt, tai yra sausumas ir jautrumas. Tai tiek chemoterapinio gydymo metu, tiek kito gydymo metu yra pažeidžiamas natūralus odos apsauginis barjeras. Apskritai mūsų lietuvių oda yra sausoka. Kodėl? Nuo spalio mėnesio įjungiamas dažniausiai šildymas, ar ne, ir mes turim ganėtinai šaltą sausą klimatą praktiškai iki gegužės. Dėl to odelė yra sausėjanti, namuose oro drėgmė dažniausiai labai žema.
Ir ties šildymo pradžia pas mus sugrįžta daug pacientų, nebūtinai onkologinėmis lygomis besigydančių, kurie sako, man oda pleiskanoja, niešti, peršti, tai tos rekomendacijos dažnai sakau, kad labai tokios yra bendrinės. O dar, kai papildomai yra gaunamas gydimas, pavyzdžiui, chemoterapiniais vaistais, tai yra dar labiau pažeidžiamas odos barjeras, ta oda yra dar silpnesnė ir dar plonesnė, todėl jai reikalinga ypatinga priežiūra. Tokie esminiai aspektai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ar ne, kad turėtų būti švelnus prausimasis, trumpas drungnas dušas, ką pastebiu labai dažnai vis dar mėgsta karštas vonias ir vis dar labai mėgsta, kaip aš sakau, mazgotis su kempinėm, ar ne, išsišveisti, nes visiems atrodo, kad reikia nušveisti tą odos raginį sluoksnį. To daryti nereikia, ar ne? Prisiminti visada, kad natūraliai mūsų oda gamina riebalą tam, kad jisai odą saugotų, ar ne? Dėl to reikia tiesiog palaikyti odos drėgnumą kiek įmanoma ir kad tas drungnas dušas neišsausintų odos, neiškaitintų viso riebalo. Emolientas tai yra drėkinantis kremas, po prausimosi būtinai turi būti tepamas. Ką visada akcentuojam, spėju jums gydytojai pasako, tai yra fotoprotekcija, apsauga nuo saulės. Jinai irgi yra būtina, todėl kad didžioji dalis vaistų įjautrina odą sauliai. Čia vat iš mano kolegės skolintas skaidrės apie prausiklius labai įdomiai buvo parašius, kad vat, istoriškai ar ne mes turėjom muilą, kurio iš tikrųjų pH yra labai šarminis ir tas standartiškai natrio arba kalio hidroksidas, ar ne, kuris labai gerai nuplauna visus nešvarumus, ar ne, kurie yra tirpus riebaluose. Ir dažniausiai tie surfaktantai, jie nuplauna ne tik tai nešvarumus, bet ir mūsų odos riebalą. Ir ką mes turim? Kuo švaresnis žmogus, tuo dažniausiai būna, kad jo rankos būna sausesnės. Ypatingai tie, kurie labai švarus, labai mėgsta dažnai plauti rankas, tai jie dažniausiai turi tą problemą, kad rankų oda sausa ir sako, nežinau, ką man daryti, kaip man savo padėti. Tai va, žodžiu, kas įdomu, kad buvo sukurta ir tie prausikliai, tai vadinami sintetiniai prausikliai, ar ne, kurie yra švelnesnė alternatyva ir turi sintetinius surfaktantus ir jų jau pH, jeigu matot, yra labai skiriasi ir yra daug artimesnis mūsų odai. Čia tikrai nereikia atsiminti, bet tiesiog įdomumai, kad mūsų odai nereikia didelio kontrasto. Ir būtent tokie prausikliai dažniausiai išsaugo mūsų lipidų sluoksnį ir daug mažiau mūsų odą dirgina. Tai dėl to prausimasis irgi yra labai svarbus žingsnis, dėl to nereikėtų, kaip minėjau, ten su agresyviais prausikliais ir kempinėm savęs labai stipriai šveisti. Dabar apie kasdienio odos priežiūrą. Gal kartosios ir gal nepasakysiu nieko įdomaus, o gal kažką sužinosit naujo. Maudynės, kaip minėjau, turėtų būti trumpos ir vanduo turėtų būti drungnas. Dažniausiai sakom, kaip kūdikėlė, mane 37, 38, 27, 30 laipsnių, ar ne, neturėtų būti virš 38 laipsnių. Prausiklis, kaip ir minėjau, bemuilis, ar ne, maudytis visgi reikia kasdien. Ko pacientai dažnai išsigąsta, jeigu atsiranda kažkoks odos bėrimas, tai kaip taisyklė pradeda bijoti praustis. Labai dažnai būna, ar aš galiu maudytis. Vienas dažnesnių klausimų dermatologam, tai maudytis reikia, ar ne, tik tai rinktis tam tinkamas priemonės. Kas dar svarbu, tai iššluostymasis. Irgi pastebi, ne tik kempinės naudojamos, bet ir šluostymasis su rankšluosiu, va šitas judesys vis dar yra populiarus, irgi to nereikėtų daryti, ar ne? Oda visada štapšnojamais judesiais, švelniai mes nusausinam. Ką mes visada akcentuojam, tai yra emolientai. Kas yra emolientas? Emolientas yra drėkinantis kremas, kurį, kai gamina gamintojai, stengiasi, kad jo sudėtis būtų kuo panašesnė į mūsų natūraliai odos gaminamą riebalą. Tai reiškia, jisai neturi papildomų kvapiklių, kažkokių eterinių aliejų ar ne, ar kitų medžiagų, kurios gali dirginti mūsų odą. Reiškia, kad jis būtų kuo mums priimtinesnis. Ir dažnai akcentuojam, kad kai oda sausa, ją tepti emolientų reikia, taip turim tą 3 minučių taisyklę, ar ne, per 3 minutės po dušų, kol oda dar šiek tiek drėgna, iš karto reikia ją sudrėkinti. Jeigu matot, kad naudojamas emolientas degina, kartais taip gali būti, todėl kad jeigu atsiranda odos paraudimas, ar ne, uždegimas, pleiskanojimas, tokia oda jinai yra kaip gaisras deganti. Jinai labai jautriai reaguoja į bet ką mes užtepam. Tokiu atveju tada reiktų rinktis tepalą. Bandyti eksperimentuoti su tais kremais, bet paprastai tepalų konsistencijos kremai jie truputėlį mažiau sukelia deginimo jausmą. Jeigu yra odos sausumas, emolientą reiktų naudoti bent 2 kartus dienoj.
Dažniausia problema yra ta, kad žmonės nesitepa pakankamai. Arba, pavyzdžiui, rankos sausėja, sako, aš pasitepu vieną kartą vakare prieš einant miegoti. Nepakanka. Dažniausiai pagrindinis aspektas tas odos drėgmės atstatymas yra, kad pakankamai dažnas tepimas. Tai ką mes kaip dermatologai mėgstam sakyti, kai uždegimiška oda niešti, kiekvieną kartą, kai norit pasikasyti, pasispauskit biškį kremą ir pasitepkit, ar ne? Tokiu atveju truputėlį ir odą nuraminat ir atstatot jos drėgmę. Na ir dar vienas įdomus dalykas, tai yra namų oro aplinka. Dažniausiai niekas neseka, bet dabar jau daros populiaru, ypač kas turi mažų vaikų, tai tikrai seka tą oro drėgmę namuose, ar ne? Ir aš pati praeitais metais stebėjau, ten buvo rugpjūtis, rugsėjais, namuose 56 maždaug oro drėgmė ir spalio pabaigoje žiūriu, kad staiga tampa 20-23. Ką tai reiškia? Kuo sausesnė aplinka, ar ne, kur mes gyvenam, tuo daugiau drėgmės mūsų oda atiduoda į aplinką. Tai reiškia, kad oda dar labiau sausėja, dėl to labai svarbu, kad ne tik savo odą drėkintumėte su drėkikliais, bet ir palaikytumėt tinkamą tą terpę namuose. Tai dažniausiai sakom apie 40-60. Kaip žmonės drėkina įvairiai. Būna didžioji dalis, aišku, perka oro drėkintuvus, bet tikrai būna, kas sako, susidrėkinu rankšluostį, pavyzdžiui, kai einu miegot, kad kambarį būtų drėgniau, skalbinius ten pasidžiaustų ir panašiai. Bet, žodžiu, atkreipti dėmesį būtent ne tik į drėkinimą, bet ir į oro drėgmę namuose. Vienas toks mūsų labai mėgstamas, tai yra sumuštinio principas. Kai mes pradedam pacientam pasakot, kaip reikia sluoksniuoti, matau, kad akis dažnai išsiplečia, bet drėgmę, kaip ir minėjau, drėgmė išgaruoja, dėl to drėgmę reikia užfiksuoti. Mes kartais sakom, kad būtų okliuzija, ar ne? Ir labai svarbu, jeigu oda tikrai sausa, pirmą tepti lengvesnės konsistencijos kremą. Na, pavyzdžiui, turit namie drėkinantį kremą, jį pasitepat. Sako, bet man oda jį iš karto sugeria. Aš jaučiu, kad po kelių minučių liktais nieko net nebūčiau užsitepus. Tokiu atveju ant sausų vietų dažnai imame antrų sluoksnių tepti riebų tepalą. Tikrai, manau, kad gydytojas gal ir jums pasako ir esat matę ir vaistinės parekomenduoja, būna tokie vazelininių konsistencijų tepalai, turi tikrai ne vienas gamintojas ir jūs pavyzdžių matysite, kuriuos šiandien gausi dovanų, okliuziniai tepalai. Tai čia mes sakom sumuštinio principas. Tas riebus tepalas, ką jis daro? Jisai užfiksuoja drėgmę, kaip vazelinas, ar ne, kad būtų kaip aliejus ant stiklinės vandens, ar ne, nusėda. Lygiai taip ir, ar ne, vazelininės konsistencijos kremas, jisai neleidžia drėgmę išgaruoti ir dažniausiai duoda geresnį atsaką. Būna žmonės sako, tingiu, aš ten nesigleizaliosiu viso kūno, tai bent jau pasirinkit tas sritis, kurios sausos. Pavyzdžiui, jeigu tikrai problema su rankomis, nakčiai sakom, išsitepkit su kremu, pasidėkit tą riebų tepalą jau prie lovos, užsitepkite antrus sluoksnių riebų tepalą, tos rankos tokios tikrai atrodo riebios, kiti dar ir pirštinės ant viršaus užsideda, bet efektas yra nuostabus. Tai vat reikia kartais pasluoksniuoti ir prisiminti, kad riebus sluoksnis visada yra tas paskutinis. Antras sluoksnis yra, kaip mes sakom, pasirenkamasis, jeigu jau stiprus uždegimas, tai kartais mes skiriame vaistą, ar ne? Tai vaistas dažniausiai tas per viduriuką, kaip sakom, jeigu sumuštinis, tai būtų kaip mūsų sviestukas, tai įtepam ant drėkinančio kremo, bet ant viršaus dar užfiksuojame riebiu tepalu. Tai tikrai rekomenduoju pabandyti tom sausom vietom, jeigu tai yra pėdos, plaštokos, ar ne, ar kad ir tarkim tiesiog rankų oda pabandyti pasluoksniuoti keliais sluoksniais. Rankų ir kojų odos priežiūra. Šitą žinau, kad tikrai aktualu ir truputėlį vėliau pakalbėsiu apie būtent rankų padų sindromą, kas būdinga būtent prie kaip vaistų sukeltom reakcijom, bet ką reikėtų atkreipti apskritai, kad įprastą muilą reikėtų keisti į bemuilius prausiklius ar ne švelnesnius. Po kiekvieno rankų plovimo emolientai. Tai dažnai pacientai sako, Dieve, tai čia dabar aš taip ir tepliosios. Sakom, tai pas mus atvažiuokit 10 kartų per dieną, mes patepsim, o čia taip aišku juokaujam, bet iš tiesų tai reikia išsiugdyti įprotį, turėti tą kremą, ką darom mes dažnai pasidedam darbe prie darbo stalo, ar ne, turim kišenės ir panašiai, ir sakau, tikrai gamintojai dabar daro ir smagius, ir patogius, ir tų kremų yra daug, ir tiesiog turėti su savim ir kaip lūpą su vazelinu pasitepam, šitą įprotį turi daugiau žmonių beje, taip reikėtų į rankas vis pasitepti su kremu. Kas svarbu, dirbant drėgnoj aplinkoj, jeigu, tarkim, žmonės atliekam vis tiek buities darbus, gaminam, plaunam indus, būtinai pirštinės. Jeigu rankos labai reaguoja, prieš tai dedam medvilninės pirštinės ir tik tada guminės. Faktas tai labiau apsunkina mūsų buitį, bet,
jeigu, tarkim, tikrai probleminė rankų oda, ar ne, jinai tikrai labai raustanti, pleiskanojanti, daug įtrūkimų ir skausminga, reikėtų tikrai nepadingėti užsidėti dviejopas pirštinės. Lauke pirštinės visada. Čia dažniausiai suaugusiai žmonėms čia diskusijų nekyla, daugiau problemų būna vaikų ligoniniai su paaugliais, kai reikia susitarti, kad kol pirštinių nenešios, tol rankos žiemą bus išbertos, ar ne? Tai kai atšala oras, reikia prisiminti, kad mūsų oda yra ar ne plona, ją reikia gelbėti, ją reikia uždengti, dėl to būtinai dėtis pirštinės. Ir jeigu yra suragėjusi oda, kas dažnai irgi pasitaiko gydant vaistais, tai tikrai galima naudoti tepalus su keratolitikais. Tie keratolitikai tai yra medžiagos, kurios raginį sluoksnį pratirpdo. Tai dažniausiai yra arba šlapalas, gal daugam girdėtas, arba salicilo rūgštis. Ką svarbu atkreipti, jeigu mes renkame šlapalą, turėtų būti jo didesnė koncentracija. Jeigu koncentracija yra 5, maždaug 10%, šlapalas labiau veikia kaip drėkinanti medžiaga ir tik tai jau didesnės koncentracijos 20, 30, 40% tikrai turi keratolitinį poveikį. Dabar truputėlį apie tuos skirtingus gydymo metodus ir skirtingas reakcijas. Jeigu bus labai neįdomu, ar tarkim matysit, kad jau kažkur tai ten per daug nukrypstam į mokslinį lygmenį, tai gal ten mojuokit, stabdykit, ar ne, kažkur praeisim greičiau. Kokie dažniausiai, ar ne, gydymo metodai, tai kaip minėjau, turim chemoterapiją, imunoterapiją, taikinių terapiją, radioterapiją, ar ne, ir labai priklauso nuo gydymo, ir čia jau gydytojai onkologai dažniausiai turi gaires, ar ne, ir tokiu atveju renka jums gydymą ir be abejo reaguoja ir šalutinius poveikius. Kiek aš pati atsimenu, tai tikrai visada paklausia, kaip jaučiatės, kaip ten, ar pastebit kažką nepageidaujamo, ir tada jau bando kontroliuoti tiek dozę vaistų, tiek žiūrėti tolesnę situaciją. Kas vienas iš dažnesnių, tai yra hiperpigmentacija. Hiperpigmentacija tai reiškia, kai oda patamsėja, ar ne, pigmento yra daugiau. Gali būti labai įvairių ir kojose, ir gleivinėse, ir liežuvis, ir labai dažnai patamsėja nagai. Ir yra va ta serpentininė viršveno, ar ne, kur buvo leista chemoterapija, būna, ar ne, irgi hiperpigmentacija. Vaistų, kurie tai sukelia, yra tikrai daug, nesismulkinsiu, kuris vaistas ką, bet iš esmės, kas labai svarbu, tai yra apsauga nuo saulės, nes kuo daugiau saulės gaunat, tuo stipriau tos ląstelės įsijautrina. Galima kažkiek tai tų šviesinančių priemonių naudoti, ar ne, kurios ten balina, būna visokios įvairios tenazelainės, rūgštis, tiamidolis ir panašiai, bet dažniausiai ką akcentuojam, kad kai gydymas yra ar nenutraukiamas ar sustabdomas, ta pigmentacija praeina savaime. Tai čia esminis žingsnis išlieka visgi apsauga nuo saulės. Ką noriu atkreipti dėmesį, kad kartais būna tose spaudimo vietose ir raukšlėse, kaip alkūnės, keliai, pažastys ar ne, sako, nu va ten net negauna saulės, kodėl taip yra. Būtent dėl trinimo suaktyvėja melanocitai, tai yra tos ląstelės, kurios gamina pigmentą. Na ir šiuo atveju irgi galima naudoti kažkokius šviesinančius kremus, bet dažniausiai sakom, su tais pačiais keratolitikais, pavyzdžiui, su šlapalu tepti, kad tiesiog tos ląstelės raginės būtų nusluoksniuojamos. Nagai. Tikrai apie nagus galėtumėm kalbėti labai ilgai ir labai daug, nes pažeidžiamas rytis, ir aš sakau irgi iš savo trumpo onkologijos ciklo irgi atsimenu, kad pacientų vienas dažnesnių nusiskundimų būdavo susijęs su nagais, ar ne? Tai jie tikrai tampa trapus, pakinta spalva. Spalva, ta pigmentacija gali būti tolygiai pakitusi, gali būti tos išilginės tokios dryžės. Neretai būna, kad atšoka nagas nuo guolio, ar ne, ta vadinamoji oniholizė, tada jau diskomfortas, todėl kad yra skausminga, ar ne, matoma ir vizualiai negražiai atrodo ir panašiai. Tai ką akcentuojam pacientam, kad nebijoti surasti ir tuos specialistus. Šiais laikais tikrai Vilniuje ir ne tik Vilniuje yra podologų, kurie, pavyzdžiui, labai gražiai dirba ir su probleminiais nagais, ir su oniholizėm, ir tikrai padeda pacientams tokiais atvejais. Kas būna, kai kurie vaistai, ypatingai taksano grupės, gali sukelti paronichiją. Paronichija tai yra tas nago guolio uždegimas, ar ne? Tai truputėlį vėliau, kitoj skaidriai papasakosiu, ką galima daryti namuose, kas padeda iš tokių bendrinių rekomendacijų. Tai visą laiką sakom, kad nagai turėtų būti trumpi. Kuo nagas trumpesnis, tuo mažesnė jo traumos tikimybė. Vengti dirbtinių nagų, agresyvaus manikiūro. Tai ypatingai, ta prasme, kur būna kartais labai stipriai nukerpa odeles, ar ne, jas labai stipriai atstumto, šitų atveju nėra tinkama, todėl kad nagai trapesni. Tos odelės irgi nebereikalo, jos atlieka apsauginę funkciją, tai manikiūras tikrai turėtų būti švelnus.
Riebus drėkinantis kremas, ar ne, arba aliejus nagų odelėm. Tai jeigu, tarkim, kaip minėjau, sluoksniuojat tepalus vakare, tai dažniausiai įsitrinat gražiai ir aplink nagučius, nieko kažko atskirai papildomai daryti nereikia, tie patys visi rankų kremai puikiai veikia ir nagus. Pirštinės, kaip jau ir aptarėm, arba bent jau guminės, o jeigu problema didesnė, tai medvilninės plus guminės pirštinės. Na ir kai kuriuo atveju kartais yra taikomos tos šaldančios pirštinės. Nežinau, kiek Lietuvoje yra, ne, jau, tai norėjau jūs irgi klausti, kad yra šaldančios pirštinės ir jeigu iš tikrųjų yra problema su rankų, nagų, žodžiu, bėrimais ir jeigu tai yra chemoterapinis gydymas ir nuo chemoterapinio gydymo atsiranda, tai tada infuzijos metu galima dėti pirštinės šaldančias ir kojines, truputį parodysiu vėliau. Bėda dažna ta, kad tai yra tie patys simptomai ir su taikinių terapija, pavyzdžiui, vaistais, kurie vartojami yra kasdien, tai jau tu nesuvaldysi ir tu pirštinių neužsidėsi. Bet gal kolegės papasakos dar iš savo perspektyvos, kaip praktiškai visa tai atrodo. Dabar tokia truputį gal ir mokslinė lentelė, bet bendros tokios rekomendacijos. Tai kaip ir minėjau, mažinti kontaktą su vandeniu, guminės pirštinės, vengti traumos ir intensyviai drėkinti. Dabar oniholizė, ar ne? Tai yra tas, kai nagas atšoka nuo guolio. Kokia turėtų būti profilaktika? Tai kai, kaip ir minėjau, šaldančios pirštinės arba kojinės chemoterapijos infuzijos metu. Koks gydymas, jeigu jau taip atsiranda, tai reikia vengti drėgmės. Reikia nagus laikyti trumpus. Tas nagas, kai atšoka, jisai turi jau nuaukti ar ne, nusilupti, švelniai būti kerpamas, kad nuauktų po apačia kitas nagas. Ką atkreipti dėmesį? Jeigu tampa žalsvas, dažnai būna pacientai pastebi tokį žalsvumą. Čia nuotraukai vienoje iš tikrųjų ir matosi, ar ne? Ir šitoj nuotraukai matosi. Tai dažnai, kai nagas atšoka, jam susidaro labai gera terpė, kad ten kažkokios bakterijos ar grybai apsigyventų. Ir su žalsvumu dažnai būna ta pseudomona aeruginosa, tokia bakterija, kuris sukelia būtent nagų pakitimus. Tai tokiu atveju, jeigu stebit žalsvumą, jau reikėtų aptarti su gydytojais ar ne, ir būna skiriamas vietiškai ciprofloksacino arba tobromicino lašiukai, o jeigu jie nepadeda arba infekcija išplitus, tai būna kartais ir antibiotikų kursą pragerti ir tas žalsvumas gražiai išnyksta, nes ta žaliamielė bakterija, kuri yra žalia, jinai tiesiog išnyksta. Dabar paronichija, ar ne, tai kaip minėjau, tas būtent nago guolio uždegimas, kai parausta odelės, ar ne, tos vadinamos. Tikrai reikėtų irgi švelniai prižiūrėti odą, drėkinti, kartais duodam prieš uždegiminius vaistus, kortikosteroidus. Nežinau, gal kažkam yra gydytojai skiria hidrokortizonas, fucikortas, elokonas, visokie vaistukai, kurie truputėlį mažina būtent uždegimą šitoje vietoje. Tai jų nebijoti. Kai gydytojai paskiria, kartais pacientai išsigąsta, netepa, tai nebijokit, pratepkit švelniai visada įmasažuojant irgi į nago guolį. Ir jeigu vėlgi prasideda infekcija, tai tada jau kartais imam ir pasėlį, ir antibiotikus papildomai skiriam ir galima antiseptinės vonelės daryti. Tai pasidaryti vonelės, įsidėti truputį druskos ar truputį permanganato, ar ne, ir truputį pamirkyti, kad visi sukėlėjai, žodžiu, bakterijos, kad būtų dezinfekuojamos. Nagų pigmentacija, tai kaip ir sakiau, kažkokio specifinio gydymo nereikia. Ką trumpai pakalbėsiu, tai yra tas plaštakų pėdų sindromas ir yra plaštakų pėdų odos reakcija. Stipriai turbūt nesiplėsiu, čia toksai mums kaip ir skirtingai yra dėl to, kad plaštakų pėdų sindromas jisai dažniau atsiranda chemoterapijos metu, o plaštakų pėdų odos reakcija dažniau yra taikinių terapijos metu, ar ne? Ir ką pacientai stebi, tai yra ta vadinama palmoplantarinė eritrodizestezija, kai delnai tampa paraudę, jautrus, skausmingi ir būtent tuo antruoju atveju, ar ne, kai yra plaštakų pėdų odos reakcija, labai stipri hiperkeratozė, oda ragėja, ar ne, jinai ragėja, pirštų galiukai lupasi, yra skausmingi, degina, jautru, sako pacientai, negaliu aš nei tenai maisto gaminti, nei ten normaliai, man nepatogu, sako vaikščioti, skausmingi ir panašiai. Ką visada atkreipiam dėmesį, kad ten, kur spaudimas ir trintis, ten dažniausiai tie bėrimai yra tokie labiau išreikšti ir emolientai su šlapalu, įvairūs keratolitikai dažnai būna toks kaip ir pirmo pasirinkimo gydymas. Tai kokia profilaktika, ar ne, jeigu yra plaštakų pėdų sindromas, vėlgi galima tas regioninis vėsinimas su pirštinėm ir kojinėm,
Aprašyta buvo ir apie nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, tai va ten ibuprofenas ir visi kiti tos grupės vaistai. Storos medvilninės pirštinės, kojinės, emolientai, tai tie patys drėkinantis kremai ar ne, vengti temperatūrų pokyčių, vengti dirgiklio, aptemptų drabužių, kartais netgi sakom vengti spalvų. Tavasne, kad būtų neutralesnių spalvų pirštinės, pavyzdžiui, ne kokios ryškiai neoninės, o geriau balkšvos, nes kai oda raustanti, kartais bet koks papildomas dirgiklis gali jai papildomai erzinti. Dar yra toksai pateo sindromas, bet turbūt aš gal čia ir neišsiplėsiu. Gydytojai jį atpažįsta ir dažniausiai taiko tas pačias priemonės, kaip ir prie plaštakų pėdų sindromo. Čia va truputėlį kėliau nuotrauką, nežinau kaip atrodo pas mus, tiesą pasakius, gaila nespėjau Rūtos paprašyti, kad atsiųstų nuotraukas, bet rankų ir kojų vėsinimas, kaip tai veikia. Kai mums šalta, ar ne, dažniausiai jeigu maudome šaltoj Baltijos jūrai, lūpos mūsų pamėlsta, ar ne, tai reiškia vyksta vazokonstrikcija, kraujagyslės susitraukia. Tai reiškia, kai chemoterapijos metu yra regioniškai vienos sritys vėsinamos, ar ne, tai reiškia, kraujagyslės ten susitraukia, dėl to vaisto patenka truputį mažiau. Tai nereiškia, kad visiškai nebus išreikšta, bet tikėtina, kad bus mažesnis poveikis tam tikrom sritim, kurios yra šaldomos. Pereinu toliau prie plaukų. Iš tikrųjų, plaukai yra, man atrodo, viena tokia jautriausių ir emociškai sunkiausių dalių, kalbant apie onkologinių ligų gydymą. Tikrai ne visi vaistai lemia plaukų pakitimus, ar ne, yra pacientų, kuriem visiškai nepasikeičia, bet tikrai yra dalis gydymo, kuris lemia tiek plaukų augimą, ar ne, plaukų slinkimą, tiek jų struktūrą, spalvą ir labai dažnai pasikeičia ne tik kūno, bet ir pačios galvos oda, ar ne, daugiau pleiskanų atsiranda, kažkoks seborėjinis dermatitas, grybelis prisideda, tas vadinamasis odos ar ne, malasezija ir panašiai. Ką svarbu žinoti, jeigu yra plaukų slinkimas, dažniausiai tai yra chemoterapinių vaistų fonė ir dažniausiai pabaigus gydymą vaistai atauga, ar ne? Tai pacientai, nežinau, ar taip, kaip pasakyti, čia raminami, bet dažniausiai vis tiek sakoma, kad po to atauga. Tas galvos odos vėsinimas, nežinau, turbūt irgi visi ir matė ir girdėję, kad kai kur pasaulyje taikoma, nežinau, ir pas mus irgi taikoma. Anksčiau, kiek domėjausi, tai dar prieš kokius 6 metus nebuvo. Man atrodo. Bet dabar yra, tai vat lygiai tas pats veikimo principas, ar ne, kad būtent šaldoma galva, ten kraujagyslė susitraukia, dėl to vaisto patenka mažiau. Oda pajautrėja, pasausėja, tai reikėtų rinkti švelnų, nedirginantį šampūną. Nereikėtų, kad ten būtų daug visokių eterinių aliejų, medetkų, rozmarinų, citrinų, todėl kad viskas, kas atrodo iš aplinkos ir kartais sako, bet čia ekologiška, labai natūralu, bet tie visi kvapikliai, eteriniai aliejai gali papildomai kartais labai stipriai deginti ir sudirginti odą, tai tiesiog rinktis kuo švelnesnį šampūną. Kartais, kai pacientai sako, nežinau, kokį rinkti, sakau, žiūrėkit į vaikišką skyrių. Nes, pavyzdžiui, ir vaikiškose skyriuose tikrai būna tie šampūnai tokių švelnesnių sudėčių, bet tikrai yra daug šampūnų, kurie yra jautriai odai. Tai va taip ir ieškoti šampūnas, kad būtų jautriai sausai odai. Struktūros pokyčiai, tai kartais būna plonesni, kartais būna storesni. Būna pacientai sako, pasikeitė pati struktūra, tarkim, tampa garbanoti. Tai tikrai įvairiai gali būti. Blakstienos ir antakiai, tai tikrai būna dažnai jie irgi išslenka, tai yra toks vaistas bimatoprostas arba latanoprostas, nežinau, ar onkologai rašo ar ne, šiaip iš esmės tie lašiukai yra skiriami glaukomos gydymui akim, bet jų pašalinis poveikis yra, kad jie skatina blakstienų ir antakių augimą. Tai kai mes turim pacientus su židininė alopecija, ar ne, kur dažnai išslenka antakiai ar blakstienos, tai irgi duodam tepti tuos lašiukus, nes labai gražiai atauga. Tai chemoterapijos metu irgi, jeigu yra kažkoks tai antakio ar blakstienų iškritimas, galima skirti šituos lašus, tepti tik tai švelniai su šepetėliu, kad nepatektų į akį. Kalbant apie plaukus, ką mes dažnai skiriam, tai sisteminių vaistų kažkokių geriamų dažniausiai chemoterapijos gydymo metu neskiriam, bet dažnai skiriam vaistą minoksidilį, kuris yra tepamas arba purškiamas ir jisai truputėlį paskatina plaukų augimą intensyvesnį ir kad tie plaukai užaugtų ilgesni. Na ir be abejo, visuomet kalbam apie perukus ir galvos apdangalus, ar ne, kad būtų dar prieš prasidedant intensyvesniam gydymui ir ypatingai, jeigu, tarkim, šaltasis sezonas, plaukų išslinko intensyviau, kad tiesiog ta oda tampa jautresnė, tai kad būtų dengiama. Ir čia truputėlį apie tą šaldančią kepurę, tai kolegės, kurios turi patirties, gal ir daugiau papasakos ir mums tikrai labai įdomu, tai
nereiškia, kad tai visiškai, ta prasme, sustabdo plaukų slinkimą, bet yra tyrimų, kurie rodo, kad galėtų būti kažkiek veiksminga, bet realiai reikia žiūrėti tą realią praktiką. Trumpai, kadangi Rūta prašė apie tokią taikinių terapiją, nežinau, ar yra pacientų čia, kurie ir gauna šitą gydymą, tai yra tie vadinami EGFR inhibitoriai ir vienas dažniausių tai yra cetuximabas ir mano žiniomis tai yra dažnai prie žarnyno onkologijos, ar neskiriami, ne? Galvos kaklo, ne? Bet kažką aš reiškia tada maišau. Tai vat, tai žodžiu, šitie vaistukai, jie labai dažnai duoda tokia kaip aknės tipo bėrimą ir nesvarbu, ar tai yra ar ne jaunas žmogus ar vyresnio amžiaus, labai dažnai prasideda aknės bėrimai ir svarbu atkreipdėmėsi, tai nėra tikrai aknė, nes kartais būna pradeda į ten pas kosmetologės, veido valymus darytis panašiai, tai labiau vis tiek yra siejama būtent su pačiu vaistu ir vaisto poveikiu. Ką svarbu turėti minty, ar ne, kad kai atsiranda bėrimai, netilėti, pasakyti gydytojam, nereiškia, kad vaistą jum nutrauks, tiesiog papildomai bus paskirtas vaistas, kuris mažins bėrimus. Viena iš profilaktikos, kadangi šitas bėrimas atsiranda dažniausiai pirmosiomis savaitėmis, tai viena iš profilaktikų tai yra sisteminiai antibiotikai, tai va, doksiciklinas, tai yra skiriamas tiek mūsų dermatologijai prie aknės mes jį mėgstam, tiek prie šitų bėrimų jis irgi yra skiriamas. Fotoprotekcija, būtinai apsauga nuo saulės. Ką svarbu paminėti, tos pačios grupės vaistam dar yra ir kserozė, odos sausumas ar ne, nagų pokyčiai, odos įtrūkimai. Tai tiesiog turėti minty, kad išlieka tos pačios rekomendacijos. Jeigu yra bėrimai ar ne, atsiranda egzeminiai bėrimai, nebijoti ne tik drėkinimo, bet ir kortikosteroidų. Čia kartais ir gydytojams tą patį sakom, nes dažnai pastebim, kad skiria labai silpną ar ne, ten kokį Fucidin H, kuris nėra pakankamai efektyvus ir jisai truputį pagerina, bet jisai, ta prasme, neduoda tokio gero atsako. Tai nebijoti skirti tiesiog vaistus, kurie sumažina simptomus ir pacientam tiesiog dažniausiai ganėtinai būna greitas pagerėjimas. Ką dar akcentuoju, kad jeigu ar ne yra įtrūkimai, tai apsauginiai tvaršiai, barjeriniai kremai, riebūs ebolientai, ar ne, tai yra tikrai svarbus labai dalykas. Dabar trumpai apie lytinių takų sausumą. Tikrai dažnai pacientai gauna tiek dėl sisteminio gydymo, tiek dėl radioterapijos, chemoterapijos atsiranda ne tik tai odos, bet ir gleivinių sausumas. Deginimas, dirginimas ar ne. Ir ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitą irgi reikia pasakyti gydytojam ar ne, ir atkreipti dėmesį, nes yra priemonių, kurios tą mažina. Tai yra ir tie drėkikliai, ar ne. Dažniausiai rekomenduojama rinktis hialurono rūgšties pagrindų. Tai jeigu nueisit į vaistinę, tikrai dažnai parekomenduoja. Ten tikrai ne viena yra firma, tai nevardinsiu, bet tikrai puikiai veikia. Ir reikėtų drėkinti taip kaip odą kuo dažniau, tai lygiai taip pat ir lytinius takus, ar ne? Jeigu yra gleivinės pažeidimų, švelni priežiūra. Irgi nenaudot kažkokių sintetinių apatinių, ar ne, neturėtų būti naudojami kvapikliai, muilai, nes kartais galvoja, kad tada reikia daugiau išsiplauti, kad nebūtų infekcijos, tai ne. Reikėtų kaip tik rinkti švelnę priežiūrą. Taip pat noriu paminėti, kad kartais yra barjerinės priemonės, pavyzdžiui, su cinku. Tai kai kuriem pacientam labai puikiai suveikia, net ir purškikliai būna, ar ne, kurie apramina odą, tik visada akcentuoju, jeigu tokią priemonę nusiperkat, visų pirma pabandykit pasipurkšti ant odos ir tik tada bandykit jau ar ne ant gleivinių, todėl kad pažiūrėkit, ar nėra kažkokio deginimo ir dirginimo pojūčio. Burnos gleivinė. Tai chemoterapijos metu tikrai gali būti ir odos sausumas, vadinamas tas mukozitas, kai yra dirginama ar ne oda ir uždegimas odoje. Kartais būna ir skonio pokyčiai, tas metalo skonis tikrai vienas dažnesnių, na ir padidėjusi infekcijų rizika. Tai čia lygiai taip pat reikėtų kuo daugiau gerti, ar ne, mažais gurkšneliais visos dienos metu. Dantų šepetėlis turėtų būti minkštas, kad nedirgintų dantenų, ar ne, kad būtų švelniai valoma ir dantenos ir liežuvis, bet kad nebūtų kažkokio agresyvaus valiklio. Lygiai taip pat ir pastas, tiesiog atsirinkti, kad būtų švelnesnės, čia gal jau ir su gydytojais odontologais pasikonsultuoti, nes tikrai dažnai parekomenduoja labiau jums tinkančią pastą. Na ir
burnos skalavimo skysčiai, kurie ganėtinai populiarūs, kad būtų be alkoholio, nes dalis iš jų taip išdirgins gleivinę, kad geriau tada nesirinkti. Kartais sakom, tada geriau skalauti su ramunėlėm, mes dažnai netgi mėgstam rekomenduoti skalauti su aliejum, ar ne? Į vandenį įsipilti aliejus, ar ten alyvuogių, ar linų sėmenų ir truputėlį pasiskalauti. Ką daro aliejus, iš truputį apvelka gleivinę, ar ne? Neleidžia jai taip sausėti ir būti sudirgintai. Na ir be abejo maistas. Jeigu skausminga burna, tai jau nesirinkti aštrios čili sriubos ar net citrusinių vaisių, rinkti švelnesnį maistą, kad nebūtų toksai abrazyvus ir kad nesukeltų papildomų skausmų. Dabar dar klausimas, ar ne, kada kreiptis skubiai. Čia turbūt jau ir su savo gydytojais aptarėt ir bent jau kiek aš žinau, dažniausiai onkologai ganėtinai reaguoja į pacientų, va tuos visus atsako į klausimus, kada jau ten reikia kreiptis skubiai. Iš dermatologinės pusės, jeigu bėrimai greitai plinta, jeigu atsiranda pūslės, ar ne, tos pūslės susprogsta, pradeda luptis, tikrai reikėtų nelaukti, tokiu atveju kreiptis greitai. Jeigu stiprus skausmas, pažeidžiamos gleivinės, tai yra burna, akis, genitalijų gleivinė, jeigu atsiranda karščiavimas su nauju bėrimo ar infekcijos požymiais ir jeigu atsiranda pūliavimas ar kiti infekcijos požymiai. Infekcijos požymiai tai skausmas, paraudimas, tinimas, karštis tam tikroje vietoje. Na ir pabaigai, ką norėčiau akcentuoti, labai tinka, kadangi dar ir vasara, ir prie vasaros temos, ir prie, ir prie onkologinių ligų temos, tai yra saulės apsauga. Reikėtų, kad saulės apsauga ar nebūtų nuolatinė, todėl kad net trumpi pabuvimai saulėje, gaunant chemoterapinį gydymą, oda yra jautri, gali sukelti nudegimus. Ką mes rekomenduojam? Tai yra apsauga nuo saulės ne tik kremai, ar ne? Akiniai, kepurės, plačiabrylės skrybėlės, labai gerai kažkokie lininiai, marškiniai ir be abejo jau tos vietos, kurių nepavyksta apsaugoti drabužiais, turėtų būti tepamos kremu nuo saulės. Vengti tų tiesioginių spindulių nuo 11 iki 4. Ir jeigu būnat laukia ilgiau negu 2 valandas, kartokit. Ką pastebiu? Išeina ravėti, pavyzdžiui, lauką ten arba nežinau kažką tai saugalai, žinot, kaip išeini, geras oras ir savo sodę pasidarbuoti ir užsimiršta pacientai, kad reikia reaplikuoti. Ir tikrai atvažiuoja su stipriais nudegimais iki pūslių. Tai nepamiršti tiesiog, kad sušylant, suprakaituojant kremai vis tiek nusivalo, tai reikia, jeigu būnat laukia ilgiau, tą kremą vis pakartotinai pasitepti. Trumpas priminimas, gal daugam bus neįdomu, bet dažniausiai to kremo mes taip per mažai patepam. Ką mes sakom? Turėtų būti arbatinis šaukštelis veido, kaklo, sprando sričiai, ar ne? 2 arbatiniai šaukšteliai pilvai, nugarai, vienai kojai, ar ne? Po 2 šaukštelius. Ir tepimas, kaip minėjau, prieš einant saulę ir tiesiog kas 2-3 valandas. Tai ką noriu atkreipti dėmesį, jūsų kremas nuo saulės neturėtų būti iš praeito sezono. Tiesa, kad jeigu naudojat normaliu kiekiu išvykus atostogų, dažniausiai turėtų ir būti jisai sunaudojamas, ar ne? Tai naudokit pakankamai daug, kad tada tikrai būtų apsaugota. Ačiū labai uždėmesi, truputį aš užtrukau ilgiau negu planavom, bet tikiuosi, kad sužinojot gal kažką naudingo. Gal dabar turit man klausimų? Klausom. Aha. Labai džiaugiuosi, kad čia atvykau, nes prieš 3 savaitės, gavus 3 chemoterapiją su nauju vaistu Celix, uraganas užpuolė. Delnai bordiniai, patino, skausmingi, roleto net atidaryti negalėjau, keptuvės laikyti negalėjau. Pirmą kartą, 3 metus gydausi pirmą kartą. Tada apie pėdas raudona pasidarė, kulnas žiauriai skausmingas, kad net į kėdus negalėjau įkišti, bet pirmiausia prasidėjo nuo burnos išopėjimo, dabar jau 4 chemo gavau tą. Celix, tai daktaris sakė, kad išopėjimas galėjo būti virusinis. Teko naktį su jaunimu ten pabūt, maistas užsakomas, gali būti, bet labai padėjo anaftinas. Skalavau burną, nes valgyti negalėjau, svoris krito 5 kg. Tai ir gerai, truputį riebalai nukrito, bet labai baisu pasidaro, kai niekai taip nebuvo, ryti negali, skausminga, o išopėję visai, valgyti negaliu, tai su kokteilinė triniausi. Pirkau specialiai kokteilinę, kad viską trinčiau. Anaftinas padėjo, kur skalaujamas. Bet su pėdom, tai ilgai pravargau. Ir tada po truputį, lyg atlėgo tas bordinis patinimas, lupimasis prasidėjo, dar raudoni tie delnai, abu ten ir apie kojas, ir kulnai suaižėjo, anksčiau neaižydavo.
Ir aš savo priemonėm, iš pradžių su soda skalaudavau, tai dabar, daktarė, gal man nereikės pas dermatologą, gavau ir siuntimą iš šeimos daktarės. Jūsų čia labai geri buvo patarimai. Vat viską, ką pasakėt ir parodėt, kas buvo su manim. Dar daktarė gal papasakos apie doksorubiciną mūsų. Taip, čia iš tikrųjų, ką išteka daktarė ir minėjo, liposominis doksorubicinas jūs gaunate ir ką daktarė ir minėjo, čia vienas iš šitų vaistų, kuris sukelia. Tai viską, ką daktarė rekomendavo, galite naudoti. Celiksas yra firminis pavadinimas liposominio doksorubicino. Ir dėl skalavimo pas mus rekomendacijose yra ir ąžuolo žievės nuoviras, yra naftinas ir jau rimtesniais atvejais siūlom ir kitus medikamentus. Tik tai tie visi skalavimo arbatos jie neturi būti karšti, vengti ir karšto maisto, rūgščių produktų, atsižvelgti iš tikrųjų tą švelnią mitybą ir karštį patį produkto, tai nes tas tikrai gali prisidėti, išdeginti ir labai stebėti, ar nėra atsiradusių baltų apnašų, kad neprisidėtų grybelės prie šitų problemų. Tai jeigu pastebėt lūpų kampučių skilinėjimą, taip pat baltas apnašas, tai irgi pasakykit savo gydančiam gydytojui būtinai. Tikrai pritariu dėl balto apnašo ir dėl herpes, ar ne? Tai irgi kartais būna ir burnos gleiviniai, herpes būna ne tik tai ant lūpų, ar ne, bet ir tas gingyvos stomatitas, tai irgi jau turėtų turbūt gydytojai įsivertina, jeigu ten labai stiprus deginimas, perštėjimas ir kažkokios grupuotos pukslelės labiau lokalizuotoj vietoj, o ne visoj burnoje, tai dažnai būna, kad gali būti ir herpetinė ta egzema kartu. Iš tikrųjų, tai visur svarbu profilaktikoje, pradėti nuo profilaktikos, kad neprireiktų gydymo. Tai jeigu žinot, kad tai yra, tai pradėkit iš karto skalauti burną po kiekvieno maisto. Ir ne, jeigu nelaukit, kol atsiranda žaizdelės, opelės, jautrumas iš karto. Taip, aš suprantu, kad nežinojau. Tai va dabar žinot, tai jau. Gal dar klausimą? O kalbant apie tuos raudonus delnus, tai prie tų visų rekomendacijų, ką čia pridėjau, viena iš rekomendacijų dar yra klobetazolio tepalas. Klobetazolis tai tas vadinamas dermovatas, ar ne, turbūt stipriausias kortikosteroidas, tai jį tą sumuštinio principą galima dėti antrų sluoksnių ir galima pabandyti. Nereiškia, kad jisai ten labai padės, bet būna pacientų, kuriem tiesiog tą uždegimą kažkiek apramina, bet svarbiausia yra priežiūra. Tai pradėti nuo tų visų drėkinimų, sluoksniavimų, tą sumuštinio principą ir jeigu vis tiek išlieka, tai tada bandyti tą dermovatą patepti. Dermovatę. Ir dermovatę. Dar kartais tas padų delnų sindromas, mes skiriam vaistą 5-fluoruracilą ir mes nežinom, ar tikėtis tos reakcijos padų delnų sindromo ar ne. Tai pirmo ciklo metu gydytojai suredukuoja dozę, bet mes nežinom, ar iš tikrųjų yra genetinė mutacija, kuri gali lemti tą ir viduriavimą, ir padų delnų sindromą. Tai kaip sakot jūs, kad iš kur žinoti, mes irgi kartais ne visą laiką žinom ir tiesiog reikia pabandyti kartais ir žinoti tada, kaip ta oda ar organizmas reaguoja. Tai tokie dar dalykai, kad apie kiekvieną simptomą būtinai reikia pranešti gydančiam gydytojui. Gal dar klausimų turim? Mhm. Sakė, kad reikia, kad būtų navikas kažkoks, dar jūs turite vienas kompetentas. Galiu. Po radioterapijos visiškai ta pusė, kur švitinimo, jinai dabar yra absoliučiai raudona, išsiplėtusios kraujagyslės ir sakykite, ar yra galimybė kažkaip sumažinti, todėl kad net negali kažką taip pat visą laiką turi. O kiek laiko yra praėję pro procedūros? Ką sakot? Kiek laiko praėjo? Jau 4 metus. Jau 4 metai, ar ne? Tokiu atveju vis tiek dažniausiai geriausia eiti pas odos gydytojus ir aptarti, ar ne, kas tai yra. Ar tai yra, kartais būna po radioterapijos lieka raudonumas ir dar kartais ir tas dermatitas tęsiasi ganėtinai ilgai, aišku, 4 metai neturėtų būti, ar ne? Bet dažnai lieka tos vadinamos tokios telengektazijos ir tas odos paraudimas. Tai vertinam labai individualiai, ar galima kažką daryti ar ne. Dažniausiai vis tiek pirminė priežiūra yra drėkinti ir saugoti nuo saulės. Retais atvejais, jeigu kažkoks mažas lopinėlis, tai būna, kad ten ir kažkokios lazerinės procedūros ar ne, kartais galimos, bet tikrai labai individualiai žiūrint pagal pacientus. Dažniausiai stengiamės tiesiog odos priežiūrą atstatinėti.
Buvau pas dermatologą, jis sakė, kad nieko padaryti negalima, bet kaip yra, taip yra. Ten jau labai stipriai, labai didelis plotas išsiplėtusios kraujagyslės. Nu, yra tiesa, sakau, kraujagysliniai lazeriai, tai vadinu, ta prasme, kartais kai kuriais atvejais taikom, bet tikrai žiūrim pagal situaciją, kokia yra oda, ar jinai yra labai plona, ar jinai yra storesnė, ar tikrai ta procedūra bus efektyvi. Kartais darom test tą tokį gydymą mažam plotelį, ar ne, bet, nu, ta prasme, dažniausiai stengiamės apsieiti be lazerių ir dažniau siūlom kamufliažą, tai yra maskavimo, ar ne, kažkokios priemonės, kurios pamaskuoja. Supratau, ačiū labai. Dar dėl radioterapijos. Man jau daug metų po radioterapijos, bet problemos išliko. Pas kokį gydytoją eiti, dermatologai nežino nieko. Čia sako, jums nieko nėra. Tai tik į onkologinį. Supraskit tai, kad radioterapija jinai paliks liekamuosius Ne, reiškinius. tai ir bėrimai atsiranda, aš nežinau kas. Ir gydytojai taip pat sako. Nu, tai Oda liks sausesnė, tai įsivaizduokit, kaip odos nuplikimas yra. Kaip Ir nusiplikytumėt aš už tai, verdantčių vandenių, kaip palieka pasakyti, randas, tai ir čia paliks. Ne, tai kad randas, tai čia aš net nekreipiu dėmesio. Bet principas vis tiek, kaip pasakyti, kažkas turėtų pasakyti, bet kaip jūs sakot, gal liks visą laiką, bet tai gal ir vaistų kokių yra, ar ko nors, ir koks dermatologas pagelbėtų. Nes aš ne Vilnietė, iš Šiaulių, žodžiu, ir, nu, nėra, gali nueiti, nu, kas iš to, čia tau nieko nėra. Drėkinti odą svarbiausia, nu, va, kaip ir daktarė sakė, vengti saulės, drėkinti odą, kad jinai neišsausėtų, visi tie dalykai. Taip. Net ir po radioterapijos svarbiausia turbūt yra odos barjero tas atstatymas. Tai kaip minėjo dermatologė, tai ta kasdienė priežiūra. Jeigu tikrai galėtumėt, yra tokia taisyklė, bent aš girdėjus, kad turi būti tepama, turi rankas slysti. Visą laiką turi tiesiog būti tiek pritepta, kad ranka čiuoštų tiesiog per kūną. Tai tas mes visi žinom, bet ar iš tikrųjų teisingai aplikuojam tos kremus, tai irgi yra klausimas. Norėčiau akcentuoti, kad mes apskritai esam baltų odos fototipo. Ką tai reiškia? Pirmas, antras fototipas, mes esam šviesus. Mūsų kraujagyslės dažniausiai labiau išreikštos. Tiek veido odoje, ar ne? Dažniau veido oda būna mūsų paraudusi lyginant negu ten, nežinau, italų, ispanų ar ne kažkokių tamsesnių. Ir dažnai tos kraujagyslinės, tos visos reakcijos, ar ne, ką jūs pasakot, paraudimas, pleiskanojimas, irgi kažkiek yra jau ir ta mūsų šviesios odos genetika, ar ne, kad labiau jinai permatoma ir dažnai labiau matysis. Ir gydytojai tikrai, kaip sako, nestebukladariai, dažnai siūlom vienokią kitokią priežiūrą, bet po gydymo, po radioterapijos tikrai reikia suvokti, kad dažnai būna ten kaip randas. Ta oda jinai kartais taip lieka jautresnė. Jeigu atsiranda aktyvus bėrimas, dažnai pacientam ir sakom, kad ateinat, kai aktyvus bėrimas, jeigu, tarkim, tuo metu nėra bėrimų, be abejo, kad sunku pasakyti, kas ten, tarkim, yra ir ką dar pasiūlyti, ir vaistų nesistengia gydytojai rašyti, numatant į priekį, kas galbūt bus. Dažniausiai numatom, nekalbu apie profilaktiką, dažniausiai tuo metu matomų momentų, kai matom, kokia yra oda, tokie vaistukai yra paskiriami, tai va tai tiesiog sunku pakomentuoti, bet tiesiog visą laiką vis tiek reikia žiūrėti individualiai. Pabandykit nufotografuoti, tikrai su telefonu padarykit nuotrauką aktyvaus bėrimo ir kartais labai gerai matosi iš nuotraukų, ne visada, bet kartais tikrai, nes dermatologas jis ne tik žiūri vaizdais ir pakrapšto ir pačiupina, čia greičiausiai, pasakyt, galite ir prideda dermatoskopą, bet bent tą aktyvų bėrimą, kaip jisai atrodo, tai tikrai ir pas savo gydytoją, kai einat, nusifotografuokit, kaip pirštai atrodo, kaip pūslės, kaip pūliniai ir visą kitą, viską rodykit iš namų, neškitemkit, ką tik tai pamatot. Turim iš tikrųjų ir internetų klausimų, nes aktyviai mus stebi ir tiesiogiai pacientai. Tai yra klausimas, kaip prižiūrėti odą po bazaliomos pašalinimo ant nosies, kai visame organizme dar nustatyta raudonoji kerpligė, ypač ant veido. Po bazaliomos, jeigu taip labai paprastai atsakyti, tai bazinio ląstelių karcinoma, kas nežino, tai yra odos susirgymas onkologinis, kuris dažniausiai pašalinamas yra radikaliai, tiesiog jį išpjaunant arba gydant azotu.
kuom jisai, kaip pasakyti, dėkingas, kad nemetastazuoja, ar ne? Tai yra vėžys, kuris gydomas lokaliai. Tai šiuo atveju, jeigu tai buvo operacinis gydimas, mes prižiūrim kaip pooperacinį randą, ar ne? Tai tiesiog reikia minkštinti, drėkinti, galimi naudoti įvairūs, tai yra jau ištraukus siūlus silikoniniai ar net tvarsčiai nuo randų, būna ten įvairūs vaistinėse nuo randų geliai. Yra skirtingų duomenų, vieni tyrimai rodo, kad jie labai efektyvūs, kiti tyrimai rodo, kad mažiau efektyvūs, bet tikrai dažnai pacientam rekomenduojam, kad jie teptų ir minkštintų. Ir pats esminis rando niuansas tai yra saugoti jį nuo saulės, ar ne? Kuo šviežias randas gauna daugiau saulės, tuo labiau jis pigmentuojasi. Kitas aspektas su bazalioma yra tas, kad dažnai bazaliomos būna gyvenimo eigoje, jeigu buvo viena, tai dažnai būna, kad jinai atsiranda ir antra, ir trečia. Ne visada, bet tokie pacientai lygiai taip pat yra dispanserizuojami. Tai reiškia įtraukiami į ilgalaikį registrą ir ką mes akcentuojam, kad saulės turi vengti. Tai va esminis aspektas yra apsauga nuo saulės. Šiaip kažkokia odos priežiūra jinai neturi skirtis ir dažniausiai, jeigu yra aktyvi kerpligė, tai kerpligės gydymą skiria tom sritim, kur yra bėrimai, bet veido sritį randą prižiūrėti kaip randą. Turim ir įdomesnį klausimą, nežinau, ar galėsite atsakyti, bet yra klausimas, ar dažant plaukus gali būti reakcija į dažus. Ir kai nebuvo onkologijos reakcijos, nebuvo. Kadangi gydymo metu oda tampa sausesnė, ką mes aptariam ar ne, ir jinai tampa plonesnė. Mūsų oda turi barjerinį sluoksnį, jinai yra pakankamai stora, ar ne? Čia taip vizualiai rodau. Kai jinai suplonėja, tokia oda daug greičiau per ją patenka įvairūs dirgikliai. Tai yra plaukų dažai, alergenai įvairūs ar ne, visokie dirgikliai. Ar tai alergija, ar ta dirginanti reakcija, iritacija, kaip mes sakom, čia dažniausiai jau yra nustatoma tik tai alerginių testų metu. Tai jau tokiu atveju yra tos reakcijos pasikartojančios, pacientai keliauja dažniau pas gydytojus alergologus, gydytojai alergologai jau tada stebi ir jeigu reikia daro vadinamosius odos lopo testus ir žiūri, ar yra kontaktinė reakcija, bet dažnai gali būti dirginimas, kad pats dažas suerzino odą, todėl kad jinai plonesnė. Dėl tos priežasties gal esat girdėję, kai sako, kad prieš einant dažyti plaukus reikėtų galvos neplauti. Kodėl? Riebalas daro apsauginę funkciją, ar ne? Jisai apsaugo, kad dažas nepaveiktų mūsų odos. Tai vat, kuo odelė plonesnė tikrai gali būti. Galėjo būti iritacija, galėjo būti alergija. Super. Ir dar moterišką temą pratęsiant čia ir mums aktualu, nes dažnai iš tikrųjų sulaukiam šitų klausimų iš pacientų. Ar chemoterapijos metu galima lankytis pas kosmetologą veido procedūrams? Ar galima atlikti aparatinės veido procedūras, kokių veido procedūrų geriau nedaryti? Labai sudėtingas klausimas, todėl kad yra labai daug skirtingų gydymų. Ta prasme, dažniausiai netgi jeigu ir kosmetologės dažnai beje parašo, būna, klausia mūsų dermatologo, ar gali atlikti procedūras, tai tikrai klausiam konkrečiai, koks yra gydymas, ar tuo metu yra aktyvus gydymas. Jeigu tuo metu yra aktyvus gydymas, mes rekomenduojam nedaryti, ar ne? Jeigu aktyvus gydymas yra praeitas, yra pacientas, ta prasme, šiuo metu gydymas chemoterapinis, kalbu, netaikomas, tai galima atlikti procedūras tiek, ta prasme, jeigu ir tai nėra onkologija, būtent veido srity, tai tada tikrai galima atlikti įvairias procedūras, galima ir aparatinės. Jeigu yra aktyvus gydymas taikomas, dažniausiai mes nedarom procedūrų tuo metu, nebent tai yra, pavyzdžiui, ten tamoksifenas ir krūties vėžys, tai tikrai, kiek tikrai tekia domėtis, tai dažniausiai didžioji dalis procedūrų yra saugios ir mes jas atliekam. Bet jeigu chemoterapija, aišku, chemoterapija nelygi, tai labai sudėtinga apibrėžti, bet tikrai atsižvelgiam ir kartais patys su onkologais konsultuojamės. Jeigu, tarkim, kažkas labai specifiškai iš dermatologinės pusės netgi klausim, tai nepasakysiu vieną atsakymą. Aš turiu klausimą labai aktualų, gal gali Agnė priminti SPF 30, 50, 100, kada, koks ir kaip ir kokia yra ta tikroji tiesa pacientam mūsų? Skaičius SPF 30, 50, 100, ką jisai rodo? Skaičiukas rodo, kiek laiko kremas veikia. Ar ne? Tai ką tai reiškia? Jeigu jūs išeitumėt, aš išeičiau į saulę ir turėčiau pagulėti 10 minučių, kad mano oda paraustų. Tai SPF 30 tą laiką prailgina 30 kartų. Reiškia ne 10 minučių, o 300 minučių. Jeigu SPF 50, tai yra 500 minučių, ar ne? Tai kuo SPF skaičius yra didesnis,
tuo ilgiau kremas saugo. Ką reikia atsižvelgti, kad būtų teptas pakankamas jo kiekis. Veidui, pavyzdžiui, sakom 2 pirštų taisyklę. Jeigu žmogus ten vos patapšnojo ant skruostų, dažniausiai nebus tikrai užtikrinta ta SPF 50 taisyklė. Dėl to mūsų kaip dermatologų tradicinė rekomendacija yra, kad būtų SPF bent jau 50, ar ne, kad būtų kuo ilgesnė apsauga. Ir dar priedo klausimas iš internetu gautų. Kaip vasarą gauti daugiau vitamino D, nepakenkiant odai, juk priemonės nuo saulės su SPF gali trukdyti. Tai tiesa ar melas? Čia yra tokia nuolatinė diskusija, jo pacientai ginčiasi. Iš tikrųjų, kad gautumėm reikalingą vitamino D dozę, reikia, kad pakankamai ten apie 15 minučių laukia ir mažą paviršiaus plotą, kad apšvitintų. Tai neleidžia mums vis tiek degintis ir netgi nemaža dalis tyrimų rodo, kad net ir būnant su apsauga nuo saulės, mes vis tiek surenkam tą reikiamą vitamino D kiekį. Kamet problema Lietuvoje dažniausiai, kad mes per savo trumpą sezoną nepririnksim visiems metam į priekį, tai vis tiek išlieka tie vitamino D papildai, ar ne? Tai juos tikrai naudoti ir nepamiršti, bet saulės apsauga yra labai labai svarbi ir būtinai ją reikia tepti, žodžiu, ir vitaminas D vis tiek gaminsis. Vandens poveikis tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Čia tikriausiai, ar jeigu daug geriam, padeda odai ir jeigu dažnai maudomės? Jo, tai vandens poreikis yra iš tikrųjų mitas, kad vien geriant vandenį atstatysim odos drėgmę. Vanduo mums labai svarbu hidratuotis, bet pavyzdžiui, mes galim išgerti 2,5-3 litrus vandens per dieną, bet jeigu namuose oras sausas, žiema ar ne, oda plana, ją vis tiek reikia drėkinti papildomai kremais. Tas vanduo dėja, bet nenukeliauja tiesiai į odą ir jos nesudrėkina. Tai labiau geriam vandenį tai dėl bendrai, ar ne, visų organų funkcijos, hidratacijos, elektrolitų palaikymo, bet nereikėtų tikėtis, kad vien vanduo sutvarkys odos drėgmę. Kalbant apie prausimąsi, tai prausimosi metu oda sudrėkinama ir tiesiog nusausinama. Jeigu karštas vanduo, jisai dar labiau odą sausina, ar ne, jisai turi sausinančių savybių. Dėl to visada akcentuojam, kad vanduo turėtų būti nekarštas ir po to odą sudrėkiname. Tai reiškia, kad būtinai tą drėgmę mes, kuri lieka ant odos, užfiksuojame kremu. Apie baziliomą kalbėjot veido. Mano viena operuotina yra ir ten 3 dar yra azotų. Ar teisingai aš tepu A plus E vitamininių mišinių veidą dabar? Ir po to apsauginių. Galima, nes A plus E kremas jisai tiesiog minkština, drėkina, jis toks biški vazelinis, tai tikrai galima, jeigu jum tinka, tikrai puikiai. Dar radau komentarą ir klausimą iš tikrųjų pabaigai apie natūralią mediciną. Ant kaklo atsirado apgamas, mėginau panaikinti su ugniažolė, karpažolė, bet dėja, ką patartumėte, Agne? Negalima šalinti apgamų nei ugniažolė, nei jokiom kitom žolėm. Kodėl? Visų pirma, visi apgamai dažniausiai vertinami yra ne tik tai, kaip mes matome išoriškai, bet tai yra vertinama dermatoskopiškai, ar ne, su tokiu padidinamu stiklu, ar ne, dermatoskopai vertinam jo struktūrą. Jeigu apgamas yra gerybinis, tai mes pacientam ir pasakom, su juo viskas yra gerai, ar ne. Jeigu matom, kad apgamas yra mums įtartinas arba piktybinis, tokiu atveju jisai turi būti operuojamas su ištyrimu histologiniu, reiškia tas, kas išpjaunama, siunčiama ištirti biopsijai. Nes jokių būdų negalima kažkokių tai piktybinių apgamų šalinti lazeriu. Ta reikėtų atsiminti. O jeigu jau apgamas tiesiog trukdo estetiškai, ten negražus, iškilęs, sako, man jis nepatinka, kliūva, tai tada vis tiek dermatologas, kai vertina, sako, na, galima šalinti, pavyzdžiui, su lazeriu dėl estetikos, bet jis turi būti 100% gerybinis. Tik tokiu atveju tada apgamai šalinami lazeriu. Kai žmogus pats savo šalina apgamus ugniažolę, kas įvyksta? Niekas nebūna jo įvertinęs prieš tai ir tada nebūna absoliučiai aišku, ar ne, ką mes matysim po to, todėl kad būna ta oda pažįsta, ant jo susiformuoja žaizdelė, randas ir jau kai ateina pas mus, nes ir aš turėjau tokių situacijų, tada aš sakau, nežinau kaip vertinti, nes šiuo metu aktyvus uždegimas, ta ugniažolė nudegino odą ir jau mes negalim pamatyti, kas buvo prieš tai. Tai dėl to tikrai nerekomenduotina apskritai to daryti.
Ir gal paskutinis klausimas, gal galėtum priminti ABCD taisyklę pacientam, kaip atpažinti tą apgamą ir savityrą užsiimti, būtų kiekvienam labai naudinga. Pabaigai. Gerai. Tai kalbant apie apgamus ir apskritai visus odos darinius, ar ne, labai svarbu yra, kaip mes sakom, ta savistaba. Ką tai reiškia? Kartą per mėnesį bent jau turim save apsižiūrėti, ar ne? Atsistojam prieš veidrodį ir apsižiūrim. Ir kaip aš sakau, savo kūno darinius turėtume mes pažinoti. Jeigu mes matom, ar ne, kad kažkoks atsiranda naujas darinys, arba matom, kad senas darinys, bet jis tikrai ir keičiasi, ir kažkoks tapo negražus, sakom, skubėkit ar ne, eikite būtinai pas odos gydytoją įvertinti. Jeigu matote, kad viskas gerai, vis tiek bent kartą per metus rekomenduojam, kad įsivertintumėt ar ne, tos būtų įvertinti apgamai gydytojo dermatologo. Kalbant apie tą taisyklę, į kokius apgamus atkreipti dėmesį. Pirmoji taisyklė, kuri man labai patinka, tai yra bjauraus ančiuko požymis. Bjauraus ančiuko požymis reiškia, kad jeigu žiūrite į visus savo apgamus ir matote, kad vienas yra labai negražus, išskirtinai kažkoks tai kitoks, ar ne, negražiai atrodantis tamsesnis. Atkreipkite dėmesį, ar ne, ir galbūt tiesiog turėkit minti, kad neturėtų būti išskirtinis ir būtinai turėtų būti vertintas gydytojo. Kitas požymis tai yra ABCDE. Kaip vertinti apgamus pačiam, ar ne, taip daugmaž apsižiūrėjus. A tai yra asimetrija. Jeigu matot, kad apgamas yra netolygių kraštų, labai asimetriškas, ar ne? B, border, tai yra kraštai, kraštų netolygumas. Matot netolygaus krašto, kažkoks lyg ir užlenktas. C, spalva, spalvos netolygumas. Matot, kad jisai lyg ir vienoje veido daly šviesesnis, kitoje tamsesnis, lyg ir kažkokia išvis, kaip mes sakom, čia pieniškas šokoladas, čia juodas šokoladas, kažkoks tai netolygumas, ar ne? D, tai yra didesnis diametras, tai reiškia, kad yra daugiau negu 6 mm, aišku, nebūtinai, kartais būna ir mažesni negražus dariniai, bet jeigu jis yra didesnis, ir E, apgamo evoliucija, kaip jisai keičiasi, nebūtinai save, būna dažnai žmonos atveda vyrą, sako, jisai rengęs, aš matau, sako, ant nugaros jam pradėjo didėti, sako, buvo mažiukas, o va dabar pasikeitė. Tai tikrai atkreipti dėmesį, jeigu atsiranda pokyčiai. Dažniausiai, kai apgamai auga, mes sakom, kad tai yra atleistina ir tikrai tas normalu yra vaikam, ar ne? Vaikai auga, jų apgamėliai auga kartu su jais. Bet maždaug nuo 35-40 metų apgamai nebeturėtų jau mūsų augti, jau jie turėtų maždaug stabilizuotis. Tai mes pabaigsim turbūt savo renginį šiandienos. Labai ačiū visiems susirinkusiems ir smagu matyti tuos pačius veidus ir naujus prisijungusius. Tai laukia dar ir toliau mūsų paskaitų ciklas. Labai ačiū Agne už tokią informatyvį ir mum, ir pacientam paskaitą. Tai tikiuosi, kad išmokom visi šio to. Tai gražios visiems dienos. Ačiū Jums labai. Ir kviečiam išeinant pasiimti po dovanėlę. Kiekvienos rūšies. Kalėdų senelis.